darželis, pasaka. Nu, kaip pasakoj, bet trūksta vaikų. Na, šviesa užsidės. O, stebuklai vyksta, vadinasi, aš dar baigus. Nu, ką vyras, tai sėsiu. O, pasikalbės, vagi. Laba diena, visi maži ir dideli mano mylėjai draugai. Kaip bebūtų šventės, kokias bebūtų, jas ateina ir išeina, bet šiais metais šventės tokios. Aš jau pastebėjau, apie jo vaikų nėra. Na, taip jau yra. Tad, kaip bebūtų, būkime visi išlikime sveiki, nesirkit, nedrįskit susirgti, nes geriau būtų sveikam. Aš senelis irgi neturiu teisės susirgti. Einu vis tiek, einu palei langus, ieško vaikų ir nešioju dovanas. Na, o dovanėlės, va, turiu dovanų, laiškų turiu, va, štai visko čia turiu, va, visi jūsų rašyti laiškai, va, viską turiu. Ir pas kiekvieną ateisiu kalėdų naktį, jei būsite geri. Jei būsite geri, tai būtinai ateisiu. Aišku, nei vienas nematysit, per kurį eisiu, bet ateisiu, jei būsite geri. Pažadat? Pažadat, gerai. Tėveliai irgi būkite geri. Na, noriu pasveikinti su artėjančią šventę darželį, lapželį, pasaką ir visų šių, kurie eina į tą darželį. Kurie šiandien namuose, neliūdėkit, žaiskit, valgykit, miegokit, būkit geri, klausykit tėvelių. O dovanas tikrai rasite po eglutę. Aš pažadu, kad tikrai ateisiu pas visus vaikus. Nė vieno neaplenksiu. Gerai? Na, man belieka visus dar kartą. Ir kolektyvą, ir visus vaikus pasveikinti su artėjančiom šventėm, su artėjančiais naujaisiais metais ir iki naujų pasimatymų kitais metais.